Būkite vertas pasitikėjimo. Jei žmogus negali pasikliauti jį supančių žmonių patikimumu, jis rizikuoja. Jeigu tie, kuriais jis pasitikė, jį nuvilia, jo paties gyvenime gali įsivyrauti sumaištis ir net jo paties išlikimui gali iškilti grėsmė. Abipusis pasitikėjimas yra tvirčiausias žmogiškų santykių pagrindas. Be jo visas statinys sugriūva. Patikimumas yra labai vertinga savybė. Ją turintis žmogus yra labai vertinamas. Jei žmogus šios savybės netenka, manoma, kad jis bevertis. Skatinkite aplinkinius rodyti, kad jie yra patikimi. Skatinkite juos iš tiesų užsitarnauti pasitikėjimą. Taip jie patys save labiau vertins ir bus vertinami kitų. Tesėkite duotą žodį. Jeigu žmogus ką nors žada arba prisiekia ką nors padaryti, jis privalo tai įvykdyti. Jeigu jis pasako, kad jis kažką padarys, jis turi tai padaryti. Jeigu jis pasako, kad nesiruošia ko nors daryti, tai ir neturi to daryti. Pagarba žmogui gana stipriai priklauso nuo to, ar jis tęsi duotą žodį ar ne. Tėvai, pavyzdžiui, nustebtų sužinoję, kiek daug jie netenka savo vaikų akise, kai nesilaiko duoto žodžio. Žmonėmis, kurie laikosi duoto žodžio, yra pasitikima ir jais žavimasi. O tuos, kurie netesi pažadų, manome esant niekam tikusiais. Tie, kurie dažnai sulaužo duotą žodį, paprastai negauna kitos galimybės pasitaisyti. Asmuo nesilaikantis duoto žodžio greitai susipainioja ir pasiklysta tarp nuosavų garantijų ir apribojimų ir dažnai atriboja save nuo normalaus bendravimo su aplinkiniais. Nėra patikimesnio būdo nutolti nuo savo draugų ir pažįstamų už duoto žodžio sulaužymą. Niekuomet neleiskite žmonėms pernelyg lengvai dalyti pažadų. Ir reikalaukite, kad kartą pažadėję, jie savo žodį ištesėtų. Žmogaus gyvenimas gali labai susijaukti, jeigu jis bendraus su žmonėmis, kurie nesilaiko savo žodžio. Tai ne niekai.
Keliu į laimę žymiai lengviau keliauti su žmonėmis, kuriais galime pasitikėti.